Sveiki, sveiki vaikučiai, jūs sveikina Keberiokštuko mankšta. Mažasis samurajus šį rytą sapnavo labai linksmą sapną. Sapne jis susitiko savo gerą draugą, Peliuką Luką. Sapne jis paklausė: Peliukai Lukai, o kodėl tu toks žvalus ankstyvą rytą? Kokia tavo žvalumo paslaptis? Vaikučiai, o jūs ar norėtumėt sužinoti Peliuko Luko paslaptį? Peliukas Lukas nusišypsojo ir atsakė: Aš darau mankštą kiekvieną rytą. Klausykitės toliau, ką papasakojo Peliukas Lukas mažajam samurajui. Pirmiausiai, aš žvaliausias iš visų peliukų, Peliukas Lukas, susišlapinu letenėles baloje ir šlapiomis letenėlėmis įtrinu snukutį. Trinu, kol žandukai įkaista ir akytės pradeda žvaliau mirksėti. Vaikučiai, papurtykime žvaliai delniukus, tarsi takšnotume į balutę. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O dabar švelniai delniukais patrinkime veiduką. Aukštyn, žemyn, aukštyn, žemyn, aukštyn, žemyn ir dar vieną kartą aukštyn, žemyn. Paskui mažais pirštukais susirandu ausytes ir pažadinu jas. Mano mažytės ausytės, kelkitės kuo greičiau. Vaikučiai, suimkite ausytes savo piršteliais ir paglostykite jas aukštyn, žemyn. O dabar švelniai sužnybkime ausyčių apačią ir žnaibydami keliaukime aukštyn ausyte. 1, 2, 3, 4, 5. O dabar žemyn. 1, 2, 3, 4, 5. Jau pabudo ir žandukai, ir akytės, ir ausytės, džiūgavo Peliukas Lukas. Mažasis samurajus paklausė Peliuko Luko: O tai viskas? Kaip manote, vaikučiai, ką atsakė Peliukas Lukas? Ogi atsakė: Ne, nes prikėliau tik ausytes ir veiduką. Liko sudėtingiausia užduotis – kūnelio pažadinimas. O žadinti reikėtų pradėti nuo rankyčių. Vaikučiai, rankytės iškeliame virš galvytės ir patempiam aukštyn, kad didesnį augtume ir suskaičiuojame iki 4. 1, 2, 3, 4. O dabar nuleidžiame žemyn ir atpalaiduojame, tarsi vėl miegelio eitume. 1, 2, 3, 4. O dabar vėl pakeliame rankutės ir pasitempiame. 1, 2, 3, 4. Ir vėl nuleidžiame žemyn ir atpalaiduojame. 1, 2, 3, 4. Toliau pasakome: Labas rytas, delniukai, ir juos suglaužiame. Delniukams taip patinka susitikti ryte, kad pradeda garsiai ploti. Paplokime ir mes kartu, vaikučiai. 1 ir 2, plokime visi kartu. 1 ir 2, plokime visi kartu. Kažkaip jau šilta pasidarė nuo šios mankštelės mažajam samurajui. O kaip jums, vaikučiai? Taip pat jau sušilote?
tada nusimesti antklodę. O kad lengviau pavyktų, darykime kartu. Sugriebkime antklodės kraštus ir sukime rankytės į vieną šoną dešinėn, į kitą šoną kairėn, į vieną šoną dešinėn, į kitą šoną kairėn, į vieną šoną dešinėn, į kitą šoną kairėn. O dabar greitai minkime kojytėmis dviratuką, greitai. O dabar lėtai. 1, 2, 3, 4, antklodės nebeturi. Nuo šitokio sukeltos vėjo audros ir triukšmo net peliuko Luko tėveliai prabudo. Pelė mama ir pelė tėtis. Atskubėjo nustebę pažiūrėti, kas čia vyksta. O pamatę linksmą vaikelio mankštelę, greitai prisijungė patys. Klausykite atidžiai. Iškeliame abi kojeles į viršų ir pasukame į dešinį šoną, o dabar į kairį šoną. Pasukame į dešinį šoną ir į kairį šoną. Sulenkime keliukus gulėdami. Ir taip pat sukime, tai į dešinę, tai į kairę. Pasimokinkime. Į dešinę, į kairę. Į dešinę, į kairę. Labai smagu visai šeimai žadinti kūnelį, tiesa? Mažasis samurajus pasakė peliukui. Dabar supratau tavo džiugios nuotaikos paslaptį. Ir staiga, besišypsodamas, mažasis samurajus prabudo. Atsimerkė jo akytės, atsikėlė burnytė, žvaliai judėjo nosytė, net ausytės. Nors ir nesuprato mažasis samurajus, ar čia buvo sapnas, ar tikra mankštelė vyko, bet panoro būti toks žvalus ir geros nuotaikos, kaip peliukas Lukas. O jūs, vaikučiai, ar pasiruošę linksmiausiam šuoliui iš lovytės? Pažiūrėkit, jau mažasis samurajus strykti iš lovelės ir laikydamasis už lovytės krašto daro pritūpimus. 1, 2, 3, 4 padaryti ir tu turi. O darydamas pritūpimus dar dainuoja dainelę. Iššokau iš lovelės, bus nauja dienelė, tuoj plausiu dantukus, keliausiu pas draugus. Ir jūs padarykite po pritūpimą. 1, 2, 3, 4. Išsiridenęs iš lovelės samurajus pradeda šokinėti iš laimės. Kokia graži diena, manęs laukia mokykla. Pašokinėkime ir mes, vaikučiai. 1 ir 2, šokinėkime kartu. O Lukas, tas žvalus peliukas, dainuoja. Kokia graži dienelė, šiandien eisiu į darželį, strykt, pasrykt, kad daugų galėčiau susitikti. Vaikučiai, o jūs pasiruošę bėgti pas draugus į darželį ar mokyklėlę? Linkime gražios ir linksmos dienelės. Taip pat klausykite kiekvieną rytą vaikų radiją ir padėkite mažajam samurajui mankštintis, bei keliaukite kartu su juo į nuotykių kupiną pasaulį. Iki greito! Susitiksime ryt tuo pačiu laiku ir nepamiršk mamytei pasakyti, ką susitarėme.